You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Taip, tai labas rytas, labą dieną, brangus ir mėly 13 geimo žiūrovai. Mes ir vėl grįžtame pas jūs, aš esu Tomas Ganusauskas, 13 geimo, nežinau, galva, šalia manęs ištikimas bendražyrgis Ervinas Kvitkauskas ir šiandien mes turime labai įdomų pašnekovą ir įdomų svečią, Aistis Šlajus, Vilniaus teniso akademijos treneris, Aisti, taip, ir žmogus, kuris savo CV turi įrašą Deviso taurės ir žaidimą už Lietuvos teniso rinktinę. Labas, Aisti. Sveiki gyvi. Dar pripildysiu turbūt buvęs moterų rinktinės kapitonas. Teko garbė pabūti ir pasidėti ant suoliuko ir atstovauti Lietuvą. Tai man atstovavimas Lietuvai, kaip matot, yra didelė garbė. Smagu, Aisti, tave turėt. Ką, mes turim Roland Garroso laiką. Pačią pradžią, ta prasme, tai matyt, kad didžiąją dalį savo pašnekėsių skirsim būtent tam, bet Aistis iš tikro puikiai išmano labai daug įvairių dalykų susijusių su jaunųjų tenisininkų rengimu, turbūt visų pirma, taip, Aisti. Tiesa, visa patirtis yra būtent. Aš tikiuosi, kad mes turėsim, tikrai išgirsim labai įdomių įžvalgų apie tai, kad mes turėsim, nežinau, ar turėsim po 15 metų ar po 20 ką nors iš Lietuvos jaunųjų tenisininkų Roland Garrose šią savaitę. Gerai. Ką, pradedam gal nuo tam tikrų einamųjų dalykų. Šią savaitę Vilius Gaubas Italijoje. Dar ne Prancūzijoje. Dar gaila, dar ne Prancūzijoje, bet matyt ne taip toli. Žinau, kad Vilius tiesa bandė prašyti wildcardo į Roland Garroso kvalifikaciją, dėja šį kartą nepavyko. Bet mažais žingsniais jam netiek daug trūksta pačiam, matyt, kad patekti tenai, tai itališkame challengeryje, kvalifikacijoje, mes tiesa įrašinėjom laidą pirmadienį, tai tikiuosi, kad labai netrukus paleisim, žinosim, kaip jam sekėsi, šiandien yra jo antras kvalifikacijos ratas. Atsimink, praėjusį kartą irgi rašinėjom ir irgi buvo ta diena, kai žaidė Vilius, tai viskas pasibaigė sėkmingai, tai reikia tikėtis, kad viskas pavyks. Aisti, kaip tu, ar užtenka laiko sekti Viliaus, Edo Taip, mano aplikacija yra pastoviai, sekami jų rezultatai, stebiu, kaip jiems sekasi, pasižiūriu, kokia mačo statistika, kokia tendencija, mane ypatingai žavi vyrų kova ir sugebėjimas grįžti iš setų. Jeigu pastebėt, kiek jie grįžta iš -1 seto, ypatingai -1 seto abudu, tai man atrodo, čia turbūt didžiausias yra, gal net ir Richardo įkvėpimas, kiek jie kovos turi savyje. Turbūt matom, kad rezultatai visą laiką būna apylygus, bet jie sugeba išlipti iš tų neigiamų situacijų, kad ir vakar Vilius iš 4-6, 4-5 breikas žemyn ir sugebėjo išlipti. Tai tikrai įkvėpia tas jų kovos sugebėjimas. Šiaip aš irgi tą buvau atkreipęs dėmesį, tai labai smagu, kad Aistis irgi pastebėjo, bet čia dar ir jaunam žaidėjui, ar ne, nėra labai įprastas dalykas. Ne, bet aš manau, kad šitą galima pastebėti nuo ankstyvo amžiaus. tą sugebėjimą išlipti situacijose, kai yra, sakykime, 0-4, 1-4, to mums nereikia sulaukti Viliaus ar Edo amžiaus. Aš manyčiau, čia, jeigu į tą bendrą mūsų tematiką, vienas iš dalykų, kurį gali pastebėti jau turbūt jau net 8-9 metų vaike, kiek jisai kovos, kai jam yra minusinė situacija. Tai matyti, čia vienas iš tokių pagrindinių parametrų. Čia tam tikras įgimtas dalykas, turbūt, ar jis treniruojamas? Aš labai tikiu, kad tai ateina iš šeimos. Aš manau, kad visgi tos vertybės, to kova, tas nepasidavimas ir tos tvirtos odos yra visgi formuojama iki 6 metų. Didelė dalis to yra formuojama. Paskui yra pridedama per treniruotės, per turnyrus. Bet aš manau, kad čia labai daug visgi turi įtaką tėvai. Nesidomu, pavyzdžiui, ir net pasižiūri dažnai ir tose kartais komandinėse sporto šakose, ten galbūt mažiau yra to skirtumo, ar ne, nes ten vis tiek keli žaidėjai gali, sakykime, tai pasitemti, bet ten irgi matosi dažniausiai tie tokie aspektai, principai kažkokie, kad vienas žaidėjas, tu matai iš jo kūno kalbos, kad jisai toksai jau jam nepatinka, ten atsilieka kažkas, tai ir jau jisai ten kažko kimba, o kiti atrodo tuo metu kaip tik dar savo tą lygį, dar savo tą kovos dvasią kilsteli ir tuomet jau tik nuo jų prasideda ta ugnelė vadinama tokia.
Tai tikrai taip, užtenka ateiti, kad ir į žemesnio lygio tarptautinį turnyrą, kuriuos aš dabar važiuoju gan nemažai, ar Lietuvos čempionatą, ir tu pamatysi vaikus, kurie eina į viršų, jų teniso kamuolys, pats skriejantis kamuolys, jis yra toks pat geras kaip kitoj tinklo pusė. Tik tais vienas, kai jisai susitelks ir jisai kovos ir jisai eis net ir pralošdamas jis tą patį žais, o kitas savo lygį nuleis per 50% ir pralaimės ir tada, aišku, pasaulis yra kaltas, bet aš manau, kad čia vienas iš tokių pagrindinių tenisė, individualiam sporte, bet kuriam, ypatingai tenisė, kai tu turi laimėti prieš kitoj pusėje, ne prieš save, bet kitoj pusėje esantį asmenį, sugebėjimas kovoti iki pat paskutinio taško, ką mes žinom, Rafa puikiai yra daug kartų pareiškęs, kad tai yra jam 5-1-0-40, tai yra 1-5-0-40 yra tas pats kaip 5-1-40. Tai aš manau, kad čia yra turbūt vienas iš pagrindinių tenise tokių savybių, kurias mes turim stebėti, matydami vaikus žaidžiančius. Ne dešinė, ne kairė, nesugebėjimas greit bėgti, bet būtent tos psichologinės. Čia mes galim turbūt grįžti prie klasikinės jau visiems pabodusios ir iki kraujo ir skausmo žinomos Džoko citatos, kad visi mes mokam mušti iš dešinės iš kairės, bet tenisas visų pirma yra mental dalykas. Čia turbūt Džokas iš dar istorijos pasiėmęs yra, kad tennis is a sport of movement and mindset. Tai yra du dalykai. Ir tą kartojo ir Andrė Gasis prieš tai ir dauguma gerų teniso žaidėjų, taip kad nieks nešneka apie techniką. Vakar prasidėjo Roland Garrosas ir mes iš karto turėjom, ką dabar kalbam, labai panašų nutikimą. Ukrainietė Marta Kostiuk pasidalino po setą su Brazilijos tenisininkė, Pilosi berods, ir trečiam sete Brazilija pirmavo 4-0 ir 40-30 ir galiausiai viskas baigėsi 6-4 Kostiuk naudai. Tokios pergalės prideda pasitikėjimo. Savaime suprantama, Federeris yra pasakęs, kai aš grįžtu iš 5 seterio kažkur iš minus breiko, man tai duoda tokį atsipalaidavimą ir tokį pasitikėjimą savimi. Jeigu aš galiu išlipti iš tokios situacijos, reiškia, aš galiu išlipti iš bet ko. Beje, ne vieną kartą jis yra laimėjęs Grand Slamą, būdamas kažkur trečiam, ketvirtam ratuose, tokiose situacijose. Reikia tik atsiversti istoriją. Tai tikrai taip. Ką, laukiam tada? Dar apie tenisą, tai apskritai turbūt, kad fenomenali tuo sporto šaka, kad ten, tarkim, futbolė, krepšinėje tu gali pabėgti po pirmo kėlinio. 5-0 negrįžę. Jo, ir tu jau į antrą išeisi ir, kad ir tu būsi geresnis, ten, tarkim, treneris gal bus patenkintas į reakciją antram kėlinį, ten panašiai, žinai, bet, rungtynės jau bus pralaimėtos. Tenise, tai tu nuo bet kokio dar, sakykim, to varianto tu gali, nes kiekvienas po to tau geimas vis tiek prasidės. Viskas prasideda iš naujo. 0-0. Viskas prasideda iš naujo. O kaip ten sako, jeigu tu gali laimėti tašką, reiškia, tu gali laimėti ir mačą. Taip. Tenisas šita prasme yra labai teigiamas sportas. Edas Butvilas pagaliau pasiėmė pirmą savo turnyrą šiemet Serbijoje, M15 tiesa, šią savaitę žais Ispanijoje M25. Edui turbūt labai reikėjo šitos pergalės, nes sezono pradžia buvo tokia pakankamai sunki. Jeigu neklystu, dabar Edas jau įlipo į top 500 pirmą kartą. Žodžiu, mūsų jaunuoliai, pakankamai užtikrintai, vienas greičiau, kitas šiek tiek turbūt lėčiau, bet kopia į viršų ir mums turbūt belieka palinkėti jiems, kuo greičiau pasiekti tą Grand Slamų kvalių zoną. Aisti, tu pats ėjai tą kelią, sakykime, ar ne, ta prasme, ar tas perėjimas iš jaunių teniso į suaugusių tenisą, į profesionalų tenisą yra toks sunkus ir baisus, kaip visi pasakoja, ir toks ypač psichologiškai sunkus. Taip, vienareikšmiškai, turbūt kiekvienam lygyje, ar tu pereini iš 14 vaikų į 18 ITF jaunių, ar tu ateini iš ITF jaunių į Futuresų lygį, ar iš Futuresų pereini į Challengerių, ar iš Challengerių pereini į ATP, visi tie perėjimai yra pakankamai akivaizdus ir turbūt sekantis patikrinimas bus, mes matome Viliaus tą puikų šuolį į viršų, bet žiūrint į Estą Mark Lajalą, kuris irgi yra apie 220, tas pats berods gimimo metai. Markas jau turbūt metus sėdi toje vietoje, apie 200, ir matome, kaip jam dar reikės šiek tiek matyti ir fiziškai sutvirtėti, ir psichologiškai, kad jisai šoktų į ATP lygį. Nebijoju, kad jie būtų iššoks į ATP lygį, bet tie šuoliai yra pakankamai sunkus ir reikia suprasti, kad kreivė jinai negali būti
einanti visą laiką virš. Tai mes matom Dėl pagal... to tas perėjimas yra sudėtingas, jis reikalauja identifikacijos, ko man trūksta ir tada kantraus darbo ir niekas negali pasakyti, kada tas perėjimas bus. Tai va čia yra turbūt sunkiausia tenise, kad tu turi išsirinkti tuos tikslus ir dirbti. Ir jeigu tie, kurie išlaukia, tie, kurie išdirba, tie ir prasimuša, manau. Kalbant dabar apie dar Edą, tai man tai kas smagu, kad šiemet jisai ant grunto jau atrodo daug komfortabiliau jaučiasi, nes dar anksčiau tai mes kalbėjom, kad vis tiek jam ta kita danga šiek tiek ar ne parankesnė. Dabar pasižiūrėjau statistiką, tai 11-4 kol kas gruntas, tai labai labai pozityvi ir bendrai tai matosi, kad abu žaidėjai auga, abu eina į priekį. Tik tai, vat, kaip ir sako Aistis, turbūt klausimas, kada pramuštas tas jau į tą dar aukštesnį lygį iššokimas, bet praktika turbūt čia, ar ne? Praktika ir turbūt pliusus duoda, kurie treniruojas, bet kokiu atveju abu yra beisti Ispanijoje, ar ne? Ir tu nenori didelį kiekį treniruočių, tu turbūt žaidė ant grunto ir treniruojas. Tai tas visgi vėlgi per tą laiko tarpą susiformuoja tie įgūdžiai, tas judėjimas, taktika, kuri reikalinga laimėti, psichologija, kuri reikalinga laimėti. Mums turbūt Lietuvoje žaidžiant 9 mėnesius ant hardo būtų sunkiau tą padaryti, ką vyrai padaro. Taip. Na, Vilius šiaip nuo seno buvo turbūt žinomas kaip, ir matyti tam tikri fiziniai dalykai, kompleksijos ar ne taip toliau, kad jo gruntas buvo jo danga, Edas mačiau, kad po laimėto turnyro ne Ispanijoje, Serbijoje dabar juokavo nuotrauką įsidėjęs, kad nauja mano mėgstamiausia danga po hardo ir žalės. Visgi. Po hardo ir žalės. Psichologija turbūt ir po kilimo. Kur sekasi laimėti, kur sekasi žaisti, tada automatiškai ir vėl tu tą atrodo, gal čia nėra taip ir blogai, ar ne, pradeda ir patikti. Kita vertus, tai Edo paties žaidimas, jeigu pasižiūrėt, jis nėra klasikinis turbūt didelio žmogaus hardo žaidimas, ta prasme, jis yra vis tiek pakankamai įvairus, labai jautrių rankų, daug drop shotų, daug įvairių dalykų, tai aš manau žaidimas iš savęs. Gruntas jam, ta prasme, jo žaidimui tikrai fiziniai duomenys, turbūt, jeigu kalbėt visą laiką apie stilių žaidėjo, ypatingai kai formuojasi stilius, vis tiek didelį įtaką turi fiziniai duomenys, imkim ūgį, ar ne? Tai bet kokiu atveju Edas su savo padavimu, tu nenori, jisai turės tą privalumą savo padavimo ir jį išnaudos kaip ginklą, ar ne? Tai jeigu tu tą naudosi, reiškia, tu jau mažiau turbūt galbūt naudosi kiko ir trauksis atgal, tu bandysi spausti. Tai yra natūralus fizinių duomenų transferis į žaidimo stilių, ar ne? Tai, bet labai džiugu, kad jisai sugeba. Bet vėlgi, aš manyčiau, čia reikia žiūrėti charakterio savybės. Man gruntas tai yra charakteris. Ten yra kančia ir kūryba. Ten yra menas. Visgi, aš manau, kad gruntas ir patikrina kiekvieną žaidėją iki kaulų smegenų. Nes tu turi ir iškentėti, ir išlaukti, ir dar sugalvoti, kaip laimėti. Nes vien tik tais padavimu, kaip ant žalės, sakykime, tu mačą nelaimėsi. O bendrai, pavyzdžiui, tai kaip tu vertintų mūsų jaunųjų žaidėjų tavo kūrybinį potencialą? Ar Lietuvos tas tenisininko kažkoks identitetas matosi pas juos, kad jie yra kūrybiški, ar trūksta to dalyko bendrai, tarkim, vaikų lygyje, kokie yra lietuvių teniso tas profilis tenisininko? Aš kol kas identiteto nematau. Vis tiek vaikai ima pavyzdį, kaip bebūtų globalizacija, internetas, jie vis tiek ima pavyzdžius iš to, ką jie mato internete, iš to, ką mato televizijai, ir jie išsirenka žaidėjus ir jie bando kopijuoti. Tokio vieno stiliaus nėra. Turbūt dominuoja pakankamai agresyvus tenisas, kodėl, nes mes žaidžiam 9 mėnesius viduje. Ir nes Richardas taip žaidžia, o visi... Ir Richardas yra puikus pavyzdys, bet tuo pačiu ir dangos, ant kurių mes treniruojamės ir žaidžiam turnyrus. Tai bet kokiu atveju jau nenori, danga jinai irgi yra dalis į to stiliaus ir filosofijos formavimo. Jeigu mūsų vaikai visi žaistų kaip Vokietija ant kilimo, turbūt nebejoju, kad mūsų vaikai žymiai daugiau padavimas ir prie tinklo pjautas dar daugiau būtų, nes norisi laimėti. O kai norisi laimėti, tu ieškai būdų, kaip laimėti. Tai šitoje vietoje tokio identiteto matyt dar nesusiformavo, bet manau, kad su Edu Vilium einant į priekį, ypatingai dabar gruntas sugeba, kaip sakot, vyrai gali kurt, gali žaisti įvairų tenisą. Aš tikiuosi, kad ir mūsų jaunoji karta pasiims iš jų tą, nes to reikia. Išsipurvins gruntu. Žiūrint į jaunimą, kuris yra top 54-14 Europai, to reikės.
Aš net čia sakyčiau, kad ir mėgėjų lygyje tą galima pamatyti pas mus irgi daugiau, mažiau visi labai agresyvūs, bent jau man atrodo taip. Čia gal tu su tokiais susitinki turbūt. Taip, Richardas baigė savo vojažą po rytus. Deja, labai sėkmingai jo turbūt pavadinti negalima. Vienintelis, jeigu neklystu, pusfinalis viename iš pirmųjų challengerių. Buvo ir nesėkmingų kvalifikacijų, buvo pirmų ratų. Kaip, Aisti, tu manai, ar tai visgi jau yra saulėlydis, ar tai yra vis dėlto tam tikri laikina nemaža duobė? Ne, aš taip greitai nenurašyčiau. Reikia turbūt prisiminti šitoje vietoje Dominic Thiemo pavyzdį ir pasižiūrėti, kiek jisai bandė sugrįžti į ATP turą, tikrai turėdamas ir Grand Slamo savo krepšyje, ar ne? Ir 1,5 metų, jeigu aš neklystu, Dominic Thiemas bandė grąžinti save į top 50, top 30 ir jam vis nepavyko, ar ne? Nors turėjo tikrai stiprias komandas ir tikrai negali sakyti, kad kažko trūko, ar ne? Taip. Aš manau, vėlgi čia prisideda psichologija, savijauta ir tam reikia labai daug laiko ir kantrybės. Tai aš palinkėčiau Richardui tos kantrybės ir laiko. Aš tikrai nemanau, kad saulutė nusileido. Aš tik manau, kad reikia šiek tiek daugiau laiko ir tikiuosi pas jį dar yra tos ugnies. Atsistačius toliau į priekį. Reikia nepamiršti, kad jis turėjo ir operaciją, berods praeitų metų ar spalis ar lapkritis. Jis jau sausį žaidė varžybas, ar ne? Galbūt šiek tiek mes norim per daug ir per greitai. Aš manau, kad šitas ciklas jam bus į naudą ir aš labai tikiuosi, kad jo sveikata yra tokia, kuri leis pereiti naują bloką treniruočių ir naują bloką turnyrų. Nu ką, mes to Richardui ir linkim ir laukiam žinių apie jo artimiausius planus ir turnyrus. Justina Mikulskytė ieškojo laimės Roland Garroso kvalyje, dėja, pirmas ratas baigėsi pakankamai greitai ir skausmingai. Na, iš to, ką aš mačiau, turbūt Justina vis dėlto nėra grunto žaidėja irgi pagal jo stilių, matyt, čia gal ir studijos Amerikoje yra prisidėjusios šiek tiek prie to, bet kokiu atveju tikrai buvo smagu turėti bent vieną Lietuvos tenisininkę Paryžiuje ir turbūt ką mums belieka palinkėti Justinai sėkmės artimiausiuose turnyruose ir tikiuosi Wimbledono kvalyje. Tikrai taip, aš turbūt tik tais pridėt galiu, kad visgi, ką mes šnekėjom, perėjimas nuo challengerių, Justina vis tiek dabar daug patirties turi ir 45-60 tūkstančių visi, sakykime, ekvivalentai challengerių. Perinant į WTA, gavus Japoniją, kuris šiai dienai yra 80, vis tiek greitis yra kitoks, kaip bebūtų, o prie to priprast reikia. Tai aš labai tikiuosi, kad Justina su savo reitingo pakelimu po truputį pradės patekti į WTA turnyrus ir gaus to greičio skonio, kuris tikrai yra kitoks negu kad žemesnio lygio rango turnyras. Jo, nes dabar kiek 5 pralaimėjimai, man atrodo, iš eilės yra, kai kurios varžovės tokios atrodė, kad lyg ir įveikiamos, bet matyti jo, tas toksai kartais patinka. Bet vienas iš paskutinių pralaimėjimų prieš Eugenį Bouchard, jeigu prisimint, kas buvo Bouchard, tai yra elitinio lygio tenisininkai, čia lygiai tas pats kaip Wozniacki arba dabar Nadalio negali vertinti pagal jo reitingą, ar ne? Tai šitoje vietoje matyti tiesiog toks rangas, toks greitis, jie žino, kas yra tas tenisas ir jis sužaidžia. Ką, iš lėto galim keliauti prie Roland Garroso turbūt reikalų ir gal pradžioje trumpam apsistokim, pasidarom tam tikrą nedidelį intro. Prieš tai buvę 3 vyrų Masters turnyrai, ar ne, jų rezultatai, aš sakykime, man lyg ir parodė, kad šitas Roland Garrosas bus po daugelio metų ypatingai nenuspėjamas ir iš tikrųjų, nežinau, ar gali drąsiai prognozuoti kas nors, kas kels po 2 savaičių čempiono taurę Paryžiuje? Prognozė, aš galvoju, kad yra vienas blogiausių darbų, ar ne? Ilgą laiką mes žinojom, kad laimės Rafa arba Džokas. Taip. Ten su minimaliom galbūt išimtim, bet tikrai ne Paryžiuje. Viskas buvo aišku, dabar. Tai buvo aišku beveik visuose turnyruose, žinai, dabar tai tu pagal šitų metų pradžią jau gali pasakyti, kad kol kas tokio aiškaus karaliaus kaip ir nėra, mes šnekėjom ir rašėmės ten tas temas, galvojom kaip čia, ir aš galvojau irgi, nors Džokas, pavyzdžiui, laimėtų, šiuo metu gal net ir tai būtų šiokia tokia staigmena, nes dabar jau kaip ir atvažiuoja jisai, kaip neatvažiuoja kaip tas ryškus favoritas, kad visi šnekėtų, kad atvažiuos Džokovičius ir pasiims, ar ne, tai tokio ryškumo dabar šiek tiek ir trūksta.
Karlitovą irgi pakalbėsim, irgi gal ne taip greitai tampa tuo karaliumi, kur čia jau visi piešia, ar ne, kad atrodo jau ateina naujas žmogus ir va čia jisai bus tas toksai dabar, kur jau skina viską, bet matom, kad irgi ir traumelių, ir formos tokių pokyčių yra, tai, bet nuo to gal tik ir įdomiau, mes tokio laikotarpio neturėjom, ten dažniausiai, kaip ir sakai, atvažiuodavo ir žinodavo, arba tas, ten pagal medį pasižiūri turnyro ar ne pagal ir maždaug žinai, nu tai va pusfinalį tiesų žais ir išsiaiškins, kas laimės finalą. Aš manau, šiaip iliustracija puikiai viso šito reikalo yra tie 3000 įvykę prieš Roland Garrosą, Monte Carlos, Madridas ir Roma. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, ta prasme, čempionus ir runnerius tai nei vienos pasikartojančios pavardės. Realiai čempionais tapo Tsitsipas, Rubliovas, Zverevas. O finale dar žaidė Rudas, Feliksas AA ir Žary. Iš šitos pulkos aš išskirčiau Rudą, Kasper Rudą, nes jisai prieš tai laimėjo Barceloną 500, beje nulošęs Tsitsipą finale, buvo replayus finalo, ar ne? Reikia nepamiršti, kad jisai buvo finale Roland Garroso istoriškai ir jisai užaugęs yra Rafos akademijai ant grunto. Tai aš kalbant apie žmogų, kurį turbūt reikėtų nesantaupas, bet šiek tiek pastatyti, aš visgi galvoju, kad jisai vienas iš tų, kuris galėtų... Su tavim sutinku, man atrodo, aš praeitam podcast'e sakiau, kad Rudas laimės Roland Garrosą. Mano pinigai ant Alcarazo, aš manau, kad jisai yra alkanas, stipriai alkanas vaikis po pastarųjų traumų ir jis tikrai nenorės šešėlyje Sinerių sėdėti. Aš galvoju, kad jo. Skirtingai nuo vyrų, sakykime, Roland Garroso pas moteris atrodo, kad viskas turėtų būti aišku. Ar sutinkat, kad finale žais Swiatek su Sabalenka? Aš vakar turbūt 6 kartus važiavau lentelę aukštyn žemyn ir bandžiau susirasti pavardės tendencijas, kurios galbūt pasėtų abejonę. Niekaip neradau aš tos abejonės. Aš galvoju, kad galbūt Rybakina gali kažką nustebinti, forma yra, Daniel Collins šiais metais turėjo neblogų rezultatų, bet visgi aš manau, žiūrint į Igą ir Ariną yra tas pats, kaip vienu momentu buvo Rafa ir Novakas ant grunto, ar ne? Šiuo metu aš nematau, kaip jis gali nukelt nuo sosto, nebent traumą, nebent kažkokius tai... Force majeure, ne? Šiaip aš irgi žinau, kai tą visą sydą žiūrinėjau, galvojau, nu aišku, Swiatek antram turėjo greičiausiai Osaką žais ar ne, tai čia bus įdomu pasižiūrėti, gal labiau tas testas Osakai, ne Igai šitoje vietoje, bet vis tiek tokia jau, tokių dviejų pavardžių panašiai turbūt kaip Nadalis su Zverevu pirmam rate, tai čia antram rate, dėl suprantamų priežasčių ar ne, tas žaidimas bus. Bet aš irgi kažkaip nelabai matau tų pavardžių, Koko Gauff gal tokia irgi atrodo, bet dar kažkiek man ją žiūrint, atrodo, kad dar jai trūksta irgi to persilaužimo, to tokio žvėriškumo, kur tu išeini į kortą ir tu žinai, kad va čia aš šiandien esu ta, žinai, ten Pantera ir laimėsiu čia šitą mačą, kaip pat ir ateina kai kurie, žinai, ir tu žiūri tas, ir tu matai iš kūno kalbos kartais irgi, kad va tas jau žino, kad jisai čia yra, sakyt, bosas šitam korte, tai man dar iš vyrų gal Tsitsipas, ar ne, atrodo toksai, kuris po to irgi augantis, kur atrodo, kad irgi tas kažkoks persisuko pasytas, atsirado tas vyriškumas, kur prieš tai dar toks, nepasakysi, kad blogas tenisas, viskas gerai, žaidžia kokybiškai, bet atrodo dar to tokio irgi iki galo, solidumo nėra, kažkur tai dar kažkoks tai toks nepasitikėjimas, gal ne tai, kad ne iki galo, dar kažkur tai tokie lengvai paleisti, atrodo turi jisai kontrolę, atrodo, turi laimėti tašką, bam, atiduoda. Ir čia va tas toksai, kur dar va, atrodo dažnai ir ypač top lygyje, tai tu dar kartais turbūt gali pajaust, kad va to dar neturi, ar ne? Ir ypač, kai mes matė tuos pavyzdžius, ar ne, Nadalio, Rafos, kur tu matai, tos tokius proporcingai, kaip jie eina link kiekvieno taško laimėto, tu tiesiog matai, kad jie netiduoda. O čia dar tu matai, kad vat, kartais... Jie yra killeriai, ko matyti Tsitsipas jisai iš savęs, nežiūrint ir jo kai kurios interviu apie gyvenimo, sakykime, iššūkius, kad yra santykiai su Pegula ar ne, ir Badosa. Gali Badosą supykti galėjo šitą. Santykiai su Badosa, jie tokie, ir žiūrint į jo, jisai taip gan ramiai, jisai neturi to, matyti, killerio instinkto, kurį turi. Gerai, mes gal dar prie konkrečių pavardžių ir burtų perėsim kiek vėliau. Dabar vienas esminis klausimas turbūt apie šį Roland Garrosą. Kas
turi nutikti turnyre, kad mes jį atsimintumėm kaip Roland Garrosą kažkokį tai, o ne kaip labai gali būti, kad paskutinį Rafos pasirodymą Paryžiuje. Nu, aš tai Ar sutinkat, kad čia yra... Būtų gal ir labai blogai atsiminti kaip paskutinį, bet aš žiūrėjau konferenciją, tai Taip, šiaip Rafa Rafa pasėjo ten ten, ne? taip pasakė, kad dar čia aš nenoriu uždaryti durų, nenoriu pasakyti, kad jau čia visiškai paskutinis, sako, daug šansų, kad turbūt tai, bet visko gali būti. Ir šiaip tai tokia, sakyčiau, labai įdomi konferencija buvo, kur Rafa šiaip yra žmogus, kurį įdomu visą laiką stebėti ir jisai dažnai yra tas toksai, kuris pasako daugiau galbūt net kartais negu reikia, bet šitoj tai dar daugiau tokių buvo pasakyta dalykų, kad tokie pasimėtė frazėm, tokiam, kad pasiilgsit manęs, tokios, nu, kur nedažnai pasako vis tiek tenisininkai, kad ir tokio jau rango, kad ir tiek jau visko matė. Tai įdomu bus, aišku, jisai pats sakė, kad gerai jaučiasi, kad jau daug geriau jaučiasi, kad gerai jaučiasi treniruotėse, nors paskui pats pasakė, sako, ir Romui lyg ir gerai jaučiausi, o išėjau ir buvo katastrofa, paskui dar tą patį ispaniškai pakartojo, kas dar geriau skamba, žinai, visi žodžiai, bet sakyčiau, kad įdomu bus stebėti, nes kol kas tai matėsi, kad jisai dar negalėjo bėgti. Dabar tai atrodo, kad jisai jau, jeigu pats taip jaučiasi, kad galės bėgti, tai gali būti visai... Šiaip bus labai įdomu. Kaip tu manai, ar jis turi šansų? Mes, aišku, jau turbūt pasirodysim po to, kai bus viskas aišku, dabar mes su Rafa ir Zverevu, ar... Bet mes galim, žinai, dabar spėti ir pažiūrėti paskui. Kaip tu manai, ar bus mačas, ar bus... Aš visgi galvoju, kad bus labai gražus mačas, bet aš manau, kad Zverevas laimės 5 Zverevo. 5 netgi. 5 Zverevo. Čia mano spėjimas. Aš sakyčiau, kad Zverevo mažiau, jeigu 5 tai Rafas. Lemba, bet aš 5 nežinau, Rafa ištempt gali. Rafa ištempt, dar reikėtų jam įeiti turbūt. Bet žinai, šitoje vietoje aš visą laiką prisimenu ir vakar, kaip tik man dar išmetė kažkur priminimą tą vadinamą Melburno stebuklą finalą prieš Medvedevą. Rafas, kai jis buvo -2 setai, trečiame buvo 3-2 Medvedevo ir 0-40 paduodant Rafai, atrodė viskas, ta prasme, ar ne? Turbūt visi buvom jį nurašę tą konkrečią sekundę. Ir bičas pasiėmė savo eilinį Grand Slamą. Tai aš nežinau, ar čia mano irgi sena meilė Rafai, bet ar tikrai turbūt neracionalus protas, bet man niekaip nesinori jo nurašyti ir aš irgi labai tikiuosi gero mačo. Rafas negali nemylėti, aš manau, jisai atneša tą. Aš jo nemylėjau kurį laiką, kai skriaudė Fedą. Tai čia visą laiką tas būna, žinai, rivalry ir kažkas įsirenka, mano irgi šiaip labiau tarp jų toj kovoju visą laiką buvo irgi Rožė favoritas, bet paskui kažkaip jau su metais turbūt supranti, kad reikia įvertinti tą didybę, žinai, ir tada jau tiesiog džiaugtis tais finalais, tais mačais jų tarpusavio ir tuomet jau kažkaip tai nelabai galėjau, kad ir kažkurį palaikai, bet vis tiek supranti, kad jeigu jau laimėjo, tai reiškia dar geresnis ir panašiai, bet šiaip manęs nenustebintų netgi, pavyzdžiui, jeigu Rafa laimėtų prieš Zverevą, bet paskui, pavyzdžiui, kitam turė prieš kažką. Kas beje buvo su Agassi, jeigu prisimenam, kai Agassis paskutinį savo US Openą žaidė. Nuo Bagdačio gavo, pirmam rate kažką, tai neatsimenu, kažką pasiėmė. Kažką tokio didingo jis nusėmė, kiek aš prisimenu, reikėtų pasižiūrėti istoriją, bet jo. Reikia knygą atsiversti Agasio. Ypatingas ir visi, gal čia kas, ir paskui pam. Na tai čia dabar klasikiniai būdavo iki šiol, paskutinius turbūt 2 ar 3 metus Murėjaus pasirodymai. Pirmam rate ką nors nužudydavo, nukankindavo ir taip toliau, ir po to jau pats dėja nebe... Bet su metaliniu hipu, eik tu savo, tai yra. Nors Vavrinka vakar, žiūrėk į vakar. Jo, suraitė gan lengvai, 4-4-2, pakankamai taip solidžiai, kažkaip galvojau, kad aš irgi labai laukiau. Ras priešnuodžių bent į ilgą mačą įeit, bet stanas yra stanas. Gerai, klausykit, keliaujam prie burtų, aš čia dabar turiu šiek tiek špargalą išsitraukti, nes labai daug pavardžių tikrai visų neatsimenu, žiūrim vyrų burtus ketvirčiais, ketvirčiuojam, ar ne? Pirmas ketvirtis Džokas, Rudas, Fricas, Tomi Polas, Serundulo, Manarino, Ečiveri, Museti. Tikrai nelengvas gyvenimas laukia Džoko. Vienareikšmiškai apskritai turbūt reikia paminėti, kad italų bent 10. Aš norėčiau pažiūrėti, kaip italai pasirodys šitam Roland Garrose, nes jie kaip banga atėjo ir dar nelūžo, man atrodo. Aš nenustebčiau, kažkuris italas mus nustebins, nes jų yra tikrai ir visi žaidžiantis.
Bet Rūdas šitoje vietoje, aš tikiuosi, Šiaip tikėtinas- Rūdas Džokovičius. Tikėtinas labai ketvirtfinalis tikiuosi. yra Rūdas Džokovičius. Jeigu Džokas nukeliaus iki jo, nes iki to jo dar laukia, gali vykti susitikimai su Musiečiu ir Tomi Polu. Kurie beje Polas labai neblogą formą pastaruoju metu Taip, rodė. ta prasme, tai ar bus ketvirtfinalis Džokas prieš Rūdą? Aš sakau taip. Aš vis tiek galvoju, kad Džokas ras savyje tų psichologinių jėgų ir patirtis yra jo pusėje ir aš tikrai manau, kad jis žino, kaip pasiruošti, nepriklausomai nuo to, kas įvyko iki šiol. O aš labai norėčiau pamatyti Džoko ir Musiečio dvikovą, man atrodo, neatsimenu, 3. ir 4. rate, nes Musietė yra pernai berods Džoką paėmęs Monte Carle. Buvo visiškai nerealus mačas ir Lorenzo kartais ant grunto iššauna savo vieną ranką iš kairės. Jo, bet va čia aš pagyriau italus, bet to pačiu jie, žiūrint ir į Fabio, ar ne? Fabio yra išskirtinis reiškinys, ta prasme, turbūt. Nėra to tokio, kas sakykime, kaip ir tu sakėjai, Rafa, Džokas, tas pats Sineris dabar, jie eina kaip mašina. Pas italus yra, jie atrodo wow, ir paskui kažkur lūžis, ar ne? Jie kažkur taip lygtais. Klausimas, kokia diena bus, žodžiu, ar ne? Bet mano mačas bus fantastinis. Bet vis tiek aš Džokas ir Rūdas. Gerai, tai laukiam tada Džokos su Rūdu pasimatymo ketvirtfinalyje. Antras ketvirtis žiūrim. Zverevas, Medvedevas, Deminoras, Rūnė, Kačianovas, Bublikas, maždaug tiek ir aišku Rafa. Tai čia Nadaliui, tai čia įveikimi varžuoja, ką žinau. Nesunkiai. Kas čia yra iki tą pusfinalio dakeliauti, ar ne? Minoras vėlgi. Geri metai. Ypač gera buvo pradžia. Netgi reikia, praeitų metų pabaiga buvo labai gera Minorui. Bet gruntas yra gruntas. Taip, ne visai jo turbūt danga, ar ne? Nepaisant to, kad jis gali bėgti kaip prisuktas ir Edas turėjęs galimybę su juo pasiniruoti šiek tiek prie sezoną sakė, kad nemačiau greičiau ir labiau bėgančio bičo kol kas visame ture. Jo, ne, tai jisai yra visiškas supersonikas, jeigu žinot tą. Tai yra visiškas supersonikas. Bet jo, aš vis tiek, aš sakyčiau Zverevas prieš Medvedevą. Čia mano kolas šitame. Aš tikiuosi, saugus. Kad Rafa kažką nuveiks. Aš nebūtinai, kad iki taip giliai, bet aš galvoju, kad man labai įdomu. Aš galvoju, kad Zverevą gali nuimti. Nežinau, kažkodėl man tokia yra. Bus įdomu šiandien. Labai kažkokia uoslė, nežinau, ar tiesiog noras, gal čia bet wishful thinking. Jo, tai aš to ir palinkėsiu. Ir manau, kad žiūrovai, kurie važiuoja į Roland Garrosą, tai tikrai tikisi, kad ne vieno maču pasibaigs. Čia turbūt dar labai svarbus aspektas, nes aš įsivaizduoju, kad net neturiu jokių abejonių, kad tribūnos bus visiškai Rafos pusėje. Zverevas, tam tikrą laiką mes žinodavom, kad jis psichologiškai nėra turbūt pats stipriausias, pats pastoviausias bičas, ta prasme. Labiausiai nėra labai mylimas toks tarsi. Jo, ta prasme, tai čia turbūt pakankamai svarbus aspektas dar gali būti šito mačo, ypač jeigu Rafai pavyks kabintis į gyvenimą ir jeigu tas mačas tęsis, tai aš manau, kad tas tribūnų faktorius visai gali būti šiandien svarbus reikalas. Jo, tai faktas, aišku. Aš vis tiek galvoju, kad sveikata bus Zverevo pusiai. Sveikata bus Zverevo pusiai, plus Zverevas laimėjo tik didelį turnyrą, plus jisai buvo finale, nelemta trauma, kurį jis sustabdė tada prieš Rafą. Prieš 2 metus, ar ne? Tai aš manau, kad jisai jo taip lengvai nepaims. Tas mačas, beje, daug kur dabar vadinamas, mačiau, yra geriausias visų laikų nepabaigtas mačas. Nes buvo kosminis mačas. Aš neatsimenu, jie antro seto pabaigoje tai įvyko ar ne, bet... Ne, šiaip labai gaila, tuomet aš irgi atsimenu, žiūrėjau ir ten aišku buvo iš pakartojimų, kai parodė, kad tikrai jau ten netęs to mačo, viskas buvo aišku iškart, bet labai gaila kažkaip buvo, kad norėjusi, kad tikrai tas mačas vyktų iki pabaigos, nes tikrai ką ten rodė pradžioje, tai buvo wow. Lipam į 3. ketvirtį? Lipam. Taip, žiūrim. Karlyto, Rubliovas, Cicipas, Šeltonas, Umberas iškrito, Feliksas AA, Korda ir Filsas. Sydai. Su Cicipu aš galvoju. Rubliovas. Rubliovas pasiėmė... Neseniai nukalė Karlyto, bet jau gal to... Nukalė Karlyto ir palaukit, čia buvo Monte Carlo, ne? 2 kartai iš eilės, nežinau, abejojam. Jis turėjo labai prastą seriją iki grunto sezono, ten buvo visiškai pasiklydęs ir save pametęs, bet dabar tas vienas turnyras lyg tai grįžo, bet aš irgi manyčiau, kad, man irgi labai norėtų įsigėti, kad mes turėsime
Karlytos. Felikso nenuražyčiau matyti, nes jis irgi yra alkanas, plus rezultatai gerin, žaidimas gerin, reitingas aukštyn. Manau, kad jisai šitam ketvirtyje šiek tiek toks underdogas, kuris aš taip tikiu, tikrai gali šauti ir mus nustebinti. Bet ar nėra taip, kad jis irgi nėra kol kas bent jau didelių turnyrų ir svarbių mačų žaidėjas? Na, vien tas pavyzdys, kad berotis savo pirmąjį tipį turnyrą paėmė iš 10 karto, 10 finale, ta prasme, 9 prieš tai buvo prapylęs. Bet mes kalbam kol kas ketvirčiais. Kol kas kalbam ketvirčiais. Tai aš kažkaip galvoju, kad tas vis tiek stage'as bus mažesnis. Mes nekalbam semi-final ar final, kai tada jau tikrai šitą kriterijų mes galime įsikrauti. Trebam, ar ne? Bet aš kaip Krūdas, sakykime, 3 finalai. Taip. Galėtum sakyti, kai kalbėsit apie finalą, galbūt tada galima kalbėti. Bet šiai minutė aš manau, aš visgi galvoju, kad Feliksas mano žmogus šitame ketvirtyje. Feliksai, linkėjimai, ką tu galvoji? Aš tai už Cicipą, kaip sakiau. Cicipą ir Karlytą, ne? Karlytą, jau. Nu ką, ir patėjo pačia. Sineris Hurkačas, kuris pirmą dieną vos išlipo, turėjo vakar 5 setų mūšį su 160 kažkurio to japonų. Netikėtai, taip. Dimitrovas, beje. Jo, aš norėjau dar Dimitrovą paminėti. Visai. Jis irgi juodasis arkliukas. Taip. Atrodo, kad ta dabar tokia karjeros etapas, kur atrodo, kad jisai gal labiau atsipalaidavęs, kažkoks jau gal toks pajautęs savo kažkokį tai, nežinau, ar statusą, ar kažkaip tai būna, kad kartais tokie atrodo žiūri tenisą ir tu matai, kad kažkaip mėgaujasi gyvenimu. Mėgaujasi jo, anksčiau atrodo, kai kuriuose vietose toks susikaustis būdavo. Ir dabar vis tiek kiek 30, man atrodo, metų kažkas tai tokio, tai neatmeščiau tikrai, kad gali irgi iššauti kažkuriam turnyrė šiais metais, kodėl, man atrodo, jis gruntą pakankamai mėgsta. Taip, toliau dar žiūrim, pavardinsiu kelias pavardės: Nikolas Žary, Bajasas, Tabilo, Tiafo. Žary out, Tabilo out, vakare. Taip, kad, žiūrėkit, netiek daug liko. Marster su pusfinaliai, kurie tikrai aš vakar žiūrėjau lentelę dar ryte ir galvojau, šitie čiliečiai tikrai nustebino pasaulį, čia tikrai pastarosiam savaitėm, bet... Rinktinė dabar kaip atrodo, tokius du turėt 20. Matom, Roland Garrosas, jisai negailestingas, nes matyt tas krūvis, kurį jie gavo iki tol, tai nebuvo, jiems buvo nauja, tai nebuvo, kad ir staiga atsisuko prieš juos. Nemanau, kad kiekvienas gali tą labai gerai sumenedžinti, tą tokį grunto krūvį per kelias savaitės ateinant į Roland Garrosą. Čia kodėl aš galvoju, kad Rūdas gali truktelt, bet čia tik mano nuomonė. Bet šiaip ir buvo kalbų irgi, kai apie kai kurios žaidėjus ir šnekėjo. Aš ten žiūrėjau irgi porą podcastų, klausiau, tai kalbėjo, kad kai kurie gal persūdo ir per daug žaidžia iki Roland Garroso, ten savaitį likus dar ten žaidžia turnyruose ir atrodo, kad per didelį mačų krūvį turėjo, tai Žary vienas iš jų irgi buvo minimas. Matom, ką turim, galbūt patvirtina tą taisyklę, bet... Čia mes galim gal dar trumpai apsistoti ties naujų Mastersų formatu šiemet, ar ne? Ta prasme, jie pradėjo žaisti nuo šių metų Mastersų žaidžiama kas antrą dieną, ta prasme, daugiau Grand Slamo formatas. ATP teigia, kad tai padaryta, kad žaidėjams nebūtų per daug krūvio, kad jie turėtų nepakankamai, bet daugiau laiko atsistatyti, pailsėti tarp mačų ir taip toliau, jo labiau, kad turnyrai, Mastersai, bent jau Roma ir Madridas ir visi kiti likę liktai sezono, ta prasme, bus kartu vyrų ir moterų, vėlgi kaip Grand Slamas. Bet, pavyzdžiui, Andy Rodikas, šiuo metu turintis puikų podcastą, antras pagal gerumo teniso podcastas po 13 geimo, vienareikšmiškai tikrai įsijunkit, susiraskit, Surfed vadinasi, labai smarkiai dergėsi iš šitos idėjos ir sakė, kad iš žaidėjų iš viso atimamas paskutinis laikas pailsėti, pabūti savo aplinkoje, susiplanuoti normalias stovyklas pasiruošimo, vietoj to tu turi leisti vieną dieną viešbutyje, ta prasme. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, šiemet iš tikrųjų buvo pakankamai tokia, ryški grunto metu traumų epidemija, Mastersų metu, Karlytos ranka, ar ne, Medvedevas ir Sineris klubai pasitraukė, Sineris, pavyzdžiui, iš Romos turnyro nežaidė, kuris jam, aš įsivaizduoju, yra ypatingai svarbus turbūt. Ir kas yra paradoksalu, kad tą traumą klubo jis patyrė ne mačo metu, o būtent laisvą dieną, sportuodamas sporto salėje, ten su štanga kažką tai ir taip toliau. Ta prasme, tai Aisti, ar, tenisas turbūt dabar iš viso paradoksalus sportas ta prasme, kad to laisvo laiko visiškai nebelieka žmonėm. Sezonas prasideda sausio 1.
Dabar iš vis kalbama dar, kad -1 savaitę bus, ta prasme, dar kažkokį tai turnyrą ir prasidės viskas per Kalėdas. Baigėsi, nežinau, kada ten tas paskutinis būna Paryžiaus 1000, lapkritį ir spalio pabaigoje. Devisas. Po to dar Devisas ir top 8. Ir Devisas padarytas nebe 2 komandos. Jo, o daug komandų. O daug komandų, reiškia, dauguma top žaidėjų Ką tu žaidžia. manai apie tai, ta prasme, ar tai nėra nuvarimas arklio? Šitoje vietoje aš atskirčiau, aš manau, kad visgi ATP šitą daro skatinami TV rights pardavimo, ar ne, tai yra komercija ir žaidėjai yra šiek tiek nustumiami į antrą planą. Čia mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad... Bet ar tai nėra trumparegiškas požiūris, nes galiausiai žaidėjai... Aš manau, kad žaidėjai suras būdą adaptuotis ir tikrai jie vežasi visas komandas, kurie jas gerai prižiūrėtų. Aš manau, tas traumingumas žais kas antrą dieną, aš manau, kad tikrai žaidėjai neatsisakys žais kas antrą dieną. Jie žino, kaip tą daryti, jie tik tais man tai rodo, kad mes tą tenisą toliau stumiami į viršūnėlę. Mes daug turime didelę diskusiją. Kurie gali vežtis komandos. Vienas dalykas, antras dalykas, mes kalbam apie leidimą daugiau žaidėjų gyventi iš teniso, ar ne? Bet šitas sprendimas, mano akimis, dar labiau stumia gritinėlį į viršų, ar ne? Ir nežinau, visi mes žiūrime televizorių ir džiaugiamės gražiu tenisu ir viskas fantastika, bet ar jaunam žaidėjui ateinančiam be komandos lengva bus pakilti ten, tai yra klausimas. Tai šitoje vietoje aš turbūt, jeigu suskaičiuot 9 Mastersai, dar kalbam apie 10 berots, Saudis ar ne, nori Mastersą turėti 10, po 2 savaitės plus 4 Grand Slamai. Ką mes turim 28 plus Devisas savaitę, turbūt 2 išmetam, nes reikia pasiruošti. 30 savaičių reiškia, tu nežaidėjai ATP 250 ir 500. Tai man įdomu, kaip tie mažesni turnyrai, jau ir taip įsijungus vienos ATP 250 ketvirtfinalį įsijungiau televizorių kažkada ir sėdėjo gal 8 žmonės. Tai viena, čia ne challengeris, čia viena. Tai panašu, kad ATP eina ant televised, ne real tenis, tą, ką mes turim Romo, Wimbledonas, Roland Garrosas, kai yra minio žmonių, tai retėja. Iš dalies gaila, man tai iš dalies gaila, nes man atrodo, čia vienas iš tokių... 250-ukai tampa challengeriais pamažu. Dar Barcelona turbūt tradicija kažkas... Barcelona yra 500, man atrodo, jeigu aš neklystu. 250 jau yra, sakykime, nežinau. Tai aš atsargiai verčiu šitą idėją, nors jinai galbūt televizija yra labai priimtina ir reklamos pardavimo prasme labai gera. Jo, bet čia vėlgi. Iš žaidėjų pusės, aš manau, kad žaidėjai adaptuosis. Geriausi žaidėjai adaptuosis, jie tikrai turi komandas, jie tikrai turi recoveries, jie nuomojasi namus, jiems tai nebus bėda, nes jie gerai sužaidė, jiems daugiau. Mes jau šiemet matom galiausiai, jie praleidžia turnyrus. Ko turbūt niekas nenori ir to niekada nereikia. Tai yra tiesioginis sakymas, kad čia yra Mastersų kaltė, aš turbūt taip greitai neskubėčiau teikti. Nes manau, kad žaidimas kas antrą dieną yra gerai. Prisiminkim, kai mes esam šnekėję, kad baigia 2 valandą nakties ir kitą dieną įžaisti. Tai mes eliminuojam tą problemą, kad vėlai baigus Romoje, sakykime, center court mačą, tu turi pilną dieną atsistatymui. Tai šito vietoje iš žaidėjų pusės, turbūt iš elitinių žaidėjų pusės matyčiau kaip privalumą. Buvo žaidžiančių šiemet jau ir 2 mačus per dieną. Rūnė, ne? Bet čia, aišku, sukryto taip tai dalykai, bet jo, aš tai galvoju, kad tas traumingumas būtų kažkoks ženklas, nes mes matom dabar ir kituose sporto šakose tas tokias tendencijas, kad vis daugiau rungtynių, vis pušina tas tokias visokias ten taurės turnyrus kažkokiose tai valstybėse, kaip Saudo Arabija ir panašiai, ten keliavimai, žaidėjai nepatenkinti, bet iš kitos pusės turbūt vėl viskas atsigula į tuos algalapius, žinai, tai jeigu visi nori vis didesnių kontraktų, visi nori vis daugiau pinigų ir taip toliau uždirbti, tai tada nelabai gali ir sakyti ir pykti dėl to, kad ta sporto šaka eina į komerciją, nes iš kur tos pinigus ištrauks, jeigu visi nori didesnio čekio, tai iš kažkur tai turi atsidurti. Tai turi atsidurti papildomų turnyrų, kažkur toli ir... Bet vėlgi, elitiniai jie uždirba, jie pakankamai uždirba. Tik klausimas, kaip ATP paskui distributina tos pinigus, sakykime, antro rango žaidėjams. Taip, čia turbūt didžiųjų klasikinė problema teniso, kad mes neturim vidurinės klasės turbūt, ar ne? Yra tik tai elitas, kiek ten visą laiką būdavo kalbų, kad top 100 gali savo leisti normaliai
plius minus išgyventi, iš tai, aišku, tas top 100 irgi yra nevienalytis dalykas. 2015 buvo atliktas tyrimas, tai čia jau 9 metai atgal ir ta riba ėjo tik tais į viršų, reiškia, jinai spaudėsi. Tai vyrų buvo paskaičiuota vėlgi, tas vidurkis toks grubus buvo išvestas 108, moterų buvo apie 90-85, reiškia, priklausomai nuo kaip tu leidi pinigus, kokią tu komandą turi, bet grubiai pagal uždirbamus pinigus ir pagal tokį bazinį išlaidas, tai buvo tokia riba nustatyta. Ar tai yra teisinga? Mano atsakymas vienareikšmiškas ne. Taip. Bet ne man, kaip sakyti, bet ką daryti, ar ne? Ką daryti? Jo. Taip jau evoliucionavo tas tenisas. Nu ką, uždarom Roland Garrosą ir einam jį žiūrėti šiandien, tai finalas. Kas? Moterų, man atrodo, aišku. Gerai, moterų taip. Moterų, aš manau, kad saugiai galima ir tikrai bus pakankamai saugiai Iga Arina. Vyrai? Arinai, kaip tu? Ar tu su savo porą sekundžių? Nu, aš norėčiau Džoko matyti finale. Dar galvoju, kad dar turi parako. Ir, nu gal su Karlosu būtų. Man atrodo, gali jie išėti. Gali. Jo, yra viršus apačia. Nu, va, įdomu būtų. Džokas manęs neįtikina, bet kita vertus čia turbūt nerodiklis. Aišku, jis žino, kada žaist, su savo patirtim, ką žaist ir taip toliau. Aišku, turbūt, manau, kad pirmas sezonas po nežinau kiek metų, jo, kai jis nei vieno titulo neturi į Roland Garrosą atvažiavęs. Ir tie paskutiniai mačai tokie keisti, kaip paskutiniai setai buvo 1-6. Jo, tokie, ne jo. Ne jo, ta prasme, lyg tai, ar ne, bet, nu, okei, jis vienas žino, ką jis daro ir kaip jis jaučiasi. Aš vis dėlto galvoju, kad Rudas prieš, nežinau, būtų nesaugus, paprasčiausias spėjimas turbūt Karlosas, bet nežinau kol kas ar tikiu Karlosu tiek, kad dėčiau į finalą, jo labiau, kad nežinom, kaip ten tos traumos, rankos, jo ir taip toliau. Vakar buvo pirmas mačas labai gražus. Aš tai dar žinai, dėl ko noriu, nes aš galvoju, kad dar Nolė yra dar toj vietoj, kur jisai dar gali duoti daug kokybės ir gali būti, kad jie jau prasiskirs truputį, žinai, tai vat norisi, kad dar jie tarpusavį kuo daugiau sužaistų, kad mes dar turėtumėm tų tokių istorinių mačų, kuriuos paskui galėtumėm žiūrėti. Sutinku, bet aš vis tiek sakau Rudas prieš Karlosą galbūt. Aha, okei. Aš galvoju, kad visgi Karlosas, aš sakiau, kad alkanas, pirmas ratas parodė, kad jis tikrai alkanas ir agresyvus, jokių bėdų matyti labai didelių neturi. O pačioj... Karlosas apačioj yra. Karlosas dabar apačioj. Aš visgi galvoju, kad Sineris pas mus viršuje, aš ketvirčius žiūrėjau, bet... Ne, Sineris su Karlosu apačioj yra. Sineris su Karlosu. Tai aš manau pusfinalis ir aš sakau Karlyto. O viršuje aš visgi norėčiau Rudo matyti. Aš visgi norėčiau Rudo matyti finale. Aš manau, kad jisai su to, ką turi, jisai labai daug pasiekė ir aš tikrai norėčiau šitą finalą matyti. Aš vakar kaip tik pažiūrėjau dėl statistiką, tai paskutinį kartą buvo taip, kad vyrų, kad 2014 buvo, kad visi skirtingi buvo 4 Grand Slamų laimėtojai. Tai man atrodo, po 10 metų, man atrodo, pasikartos istorija. Aš tai kažkaip galvoju, nes sunku matyti kažką šiemet laiminti 2 prisikius. Sineris gali visai paskutinį hardą pasiimti. US'as, Janikas. Kažkaip toj vietoj galvoju. Bet dar early days. Taip, būtent taip. Mes turim daug mėnesių, daug mastersų. Nu ką, tai mes linkim visiems gero Roland Garroso, dabar dar mes galim šiek tiek paliesti tavo temas, kurios mums visiems turbūt labai įdomios. Mes turbūt giliai širdie tikim, kad Vilius Edas dabar yra pakeliui į Grand Slamus, ta prasme, ar ne? Turbūt jiem, kaip čia pasakyti, ne tiek daug iki jų trūksta, aišku, kartu ir labai daug dar, bet jau vis tiek mes matom, kur link jie juda, ko reikia, kad mes turėtumėm dar daugiau Vilių, Edų, nežinau, Justinų. Aš turbūt galiu kalbėti tik tais savo nuomonę ir patirtim, kurią teko matyti ir su žmonėm gerais treneriais ir gerais specialistais, su kuriais teko bendrauti. Visgi aš manau, kad mes esame išlepinti Richardo Viliaus Edo pasiekimais ir man nežinau, ar tikrai mūsų teniso bendruomenė supranta, ką vyrai pasiekė. Aš manau, kad tai yra tikrai neeiliniai pasiekimai. Daug yra valstybių, kurios su panašia populiacija, su dideliais įdedamais pinigais neturi tokių žaidėjų.
Ir manau, kad tai yra, kad pirmiausia, tai reikia padėkoti ir pagirti šitų vaikinų tėvus ir trenerius, kurie atsidavė tam procesui. Tai, ką jie pasiekė, tai yra tikrai unikalu ir sakyti, kad tai bus tendencija ir tikėtis, kad po jų ateis dar didesnė banga, tikrai nedrįščiau labai greitai taip teikti. Jeigu mes norime tikrai, kad ta banga būtų, mes turim naudotis šitą progą ir kurti gerą dirvą ateičiai. Kitiems, ar ne? Jo, o šita dirva tai, sakykime, yra gan paprasti įrankiai, kuriuos daugumas federacijų yra įvardinę. Turbūt paskutinis pavyzdys Suomių tenisos federacija, kaip jie gražiai modifikavo ir kiek jų vaikų ateina dabar į vaikų tenisą visur. Ir ITF jauniai, ir Tennis Europas. Bet tai yra kelios pagrindinės sudedamos dalios, kurios yra turbūt privalomos, kad mes padidintumėm šansus, kad ta banga būtų, ar ne? Tai numeris 1, aišku, pradėkime nuo bazių. Ar ne? Numeris 1 bazė, mes turim turėti kur žaisti ir tuos vaikus pakviesti. Mes neturėdami bazių ir geros geografijos, mes negalėsime turėti didelės dirvos žaidėjų, iš kurių galime auginti, ar ne? Čia aš taip suprantu, mes kalbame apie savotišką piltuvą, ar ne, iš kurio tikimės, kad iškris Grand Slamo čempionas. Tai va čia dabar bazės yra viršus. Tas veikia, ar ne? Tai pirmiausia yra bazė aikštelės ir kadangi Lietuvos klimatas, jisai toks nelabai malonus, tai mums reikia, aišku, uždarų aikštelę. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, tai aišku, yra coach ed. Tai mes turim turėti sistemą, kuri ruošia trenerius ir skatina juos dirbti sportiniam lygyje. Taip. Kol kas turbūt reikia sakyti, kad mes jos neturime ir tikrai ties to reikia dirbti, nes žvelgiant ir į italus, kurie prieš 10-15 metų revampino savo, reiškia, perdarė savo visą sistemą, britus, suomius, tuos pačius estus, toli galbūt net nereikia žiūrėti, turi pastovius ruošimo seminarus, kursų kėlimai, specialistai atvažiuoja iš užsienio, stovyklos, kurios leidžia treneriams būti viršui ir suprasti, kas vyksta, kad to žaidėjus mes galėtumėm kelti. Čia yra 2. Trečias yra turnyrai. Mes privalom turėti gerą turnyrų sistemą, kad ta dirva, kurie atėjo žaist, jie turi kur muštis tarpusavį, nes bet kurioje turbūt verslo šakoje konkurencija yra pagrindinis driveris į priekį, ar ne? Ir 4, aišku, tada yra financial support. Mes turim turėti, dabar mes, nežinau, ar mūsų klausytojai, jūsų klausytojai žinos, bet mes visai neseniai praeitą savaitę turėjom 3 vaikinus U14 top 100 Europoje, ar ne? Mes turim naudotis tokiam galimybėm ir skatinti juos eiti tolyn ir padėti jiems eiti tolyn, ar ne? Tai va čia yra 4 turbūt pagrindinės sudedamosios dalys, kurias paskui galima skaidyti daugiau, bet be šitų 4 ingredientų aš manau, kad bus sunku tą bangą tokią sukurti ir tikėtis. Daugiau tada remsimės tais pavieniais atvejais, kai žmonės patys atiduoda savo gyvenimą, savo finansus ir investuoja savo vaiką, bet tai nebus sistemos produktas. Bet ar tenisas yra sisteminis, aš galvoju, dalykas, nes mes turbūt ir pasaulyje labai daug pavyzdžių matom, kur tam tikras lygis pasiekiamas, visų pirma, labai dažnai tėvų tam tikros, aš sakyčiau, nežinau, beprotystės ar beprotiško atsidavimo, pasiaukojimo dėka, nežinau, tas pats žiūrėk, Cicipo tėvas visą laiką kartu, taip. Rūnės, familija, visa, iš esmės tai yra tam tikra šeimos verslas ir mažoji šeimos bendrija, ta prasme, kuri, matyt, tam tikroje vietoje paukoja viską, investuoja, rizikuoja, čia kaip kazino, ta prasme, statau ar ne, ant spalvos bus, nebus, ta prasme. Tai va. Aš manau, kad be to neįmanoma. Tikrai didesnį svorį turi tas pasiryžimas šeimos ir aplinkos šitai rizikai, bet palaikymas yra svarbus. Suportas iš, kas tai bebūtų, rėmėjai, federacija, klubas, nežinau, kas bebūtų, bet tas palaikymas yra svarbus, nes vienas dalykas, tenisas individualus, niekas neteis, neapkabins, sakys, tu čia gali porą savaičių pasidėti ant suoliuko, viskas bus ok. Taip. Ne, tu turi eiti ir pralošti, eiti, tai yra vienas dalykas psichologiškai sunku. Antras dalykas finansinis svoris, jisai auga su metais ir ne kiekvienas gali tą finansinį svorį nešti daug metų į priekį be garantijos, kad tas kažkiek tai grįš, ar ne? Tai aš manau, kad tas suportas yra svarbus ir va tą svarstyklių dalį mes turime auginti ir gerinti, aš manau.
Mes turim vaikų, kurie gali žaisti. Aš manau, kad mūsų nacionalinis charakterio identitetas tinka tenisui. Mes tikrai esame užsispyrę kovotojai, kaip mes šnekėjome, Redas ir Richardas ir Vilius ir tikrai ir Justina ir tikrai to kovotojo dvasia Lietuvyje tikrai jinai yra ir bus. Bet padėti jiems reikia. Aš manau, kad juos vienus paleisti mūšį yra neteisinga. Man visą laiką rūpi dar vienas labai toks dalykas, kad, sakykime, ką tu šnekėt, ką tik paminėjai, ar ne, ten 3 Lietuvos tenisininkai U14. Vienas iš pavyzdžių. Top 100, ar ne? Ne taip senai mes turėjom, aš sakyčiau, turbūt, kada čia dabar Edu ir Viliui buvo 16 metų, tai čia reiškia, kokie turbūt 3-4 metai prieš. Buvo 16 mečių berods Tennis Europe Mastersas, Taip. kai buvo tarp 16, 8 merginų, 8 vaikinų, 16 stipriausių tenisininkų, 3 lietuviai, Vilius, Edas ir Klaudija, jeigu neklystu. Tai tik tai kroatai berods yra turėję panašų rezultatą, kad netgi sunku patikėti, ar ne? Bet po to atsitinka tam tikras amžius, nežinau, 14 metų turbūt panašiai 16, kai tikrai didelė dalis tų mūsų dabartinių profų ir tų žmonių, už kuriuos mes nuoširdžiai sergam, jie tiesiog išvažiavo į užsienį treniruotis toliau. Laurynas Italija, Vilius Portugalija, Ispanija, Edas Ispanija, Richardas irgi, galim sakyti, turbūt Amerika buvo jo ta šalis, ar ne? Ar tai yra panacėja ir vienintelis kelias, ir ar tai reiškia, kad mes galim užsiauginti tikrai pajėgius vaikus iki tam tikro amžiaus, ar ne, nežinau, 14, 16 ar panašiai, bet po to jam reikia ieškoti tobulėjimo kelių kažkur tai kitur? Sunkus atsakymas, taip vienareikšmiškai pasakyti, kad taip arba ne, sunku, bet tikrai čia liekant yra sunkiau. Nes turbūt vienas iš pagrindinių elementų, kuris reikalingas augant, vėlgi mes kalbėjome apie konkurenciją, apie turnyrus, ar ne, tai yra žaidėjų bazė, prieš kurią tu turi treniruotis ir varžytis, ar ne. Tai reiškia, tu turi 2 kelius, arba tu juos vežiesi čia, arba tu pats keliauji beprotiškai, bet ar tada tu tikrai treniruojasi čia ir tavo bazė yra čia. Tai turbūt vienas iš pagrindinių. Žodžiu, treniruočių partneriai ir turnyrai aplinkui, ar ne? Sugebėjimas būti pastovėjo aplinkoje, kuri tave spaudžia tobulėti, ar ne? Nes jeigu tu čia to neturi, supraskim, kad išėjus žaisti 5-5 pasitikėjimas nebus. Trečiam sete 5-5 nebus pasitikėjimo užbaigti mačą, jeigu tu kiekvieną dieną to nejauti kvėpavimo į nugarą. Aš matau, vienas iš tų pagrindinių privalumų akademijų yra ne trenerių bazė, ne aikštelės, ne džimas, ne. Tai yra tiesiog sugebėjimas turėti daug žaidėjų vienoje vietoje, kai tu kiekvieną dieną jauti, kad į tave alsuoja. Ir jeigu tu trupučiuką nepasirodai, tu jau jauti. Šiandien jauti, kad rytoj turi būti geresnis. Tu esi būdamas čia, tu to nejauti, to alsavimo nejauti. Tai aš manau, čia yra tas skirtumas, kurį gal ir galėtum, jeigu vežtumės kiekvieną dieną čia, bet vėlgi tada suprantam kaštus. Jo, bet čia nėra kažkokia paslaptis, iš esmės tu matai ir, tarkim, futbolo ar ne ta visa sistema ar krepšinio irgi taip pat veikia. Tu veži žaidėjus į vieną kažkokią tai pačią geriausią akademiją, kitą, viena kažkokia, nebūtinai viena kažkokia yra geriausia, bet, kur yra tiesiog daug žaidėjų, daug konkurencijos, didelė atranka ir išgyvena stipriausiai ir prasimuša tie tokie. Vėlgi, turbūt, Tomai, svarbu pastebėti čia, kad mes kalbam apie Grand Slamų lygį, ar ne? Mes kalbam apie elitinį lygį, ar ne? Nes kuo žemiau leidžiamės, turbūt, sakykim taip, tuo lengviau galima, ar ne? Bet jau net ir jaunių tenise, ITF jaunių tenise tas jaučiasi. Tu turi pastoviai būti po spaudimu, jeigu nori eiti viršun. Tai aš įsivaizduoju, kad tenisas iš savęs yra tas toksai keistas sportas. Aisti, tu jau ten buvai paminėjęs tą jo individualumo aspektą, ne, bet tai yra, kiekvieną savaitę tai yra absoliuti kova už būvį, ta prasme. Jeigu komandiniuose sportuose ten tie ilgi čempionatai, visą kitą, tu gali sau leisti kokią nors ten vieną savaitę prasnausti ir žinot, kad turbūt atsigrosi galimai. Jeigu esi geras, tai tenis, jeigu tu pakrapštai nosi, tu dėdiesi lagaminus ir važiuoji, sėdi į lėktuvą ir skrendi kažkur tai kitur turbūt. Arba savaitę lauki viešbutyje kito turnyro ir tiesiog žiūri, kaip tavo draugai ir pažįstami kaunasi dėl taškų ir dėl čekių. Deja taip, jis yra negailestingas sportas. Tenisas yra negailestingas sportas ir jis šiek tiek primena, gal netgi, sakyčiau, gladiatorių tokias kovas, kai išlieka tik stipriausi, ar ne?
tenisas ir pati pradžia, ta prasme, ar ne? Koks yra tinkamas, nežinau, ar tinkamiausias amžius galbūt pradėti žaisti šį sportą? Nes, na, mes nesam girdėję tų legendų, kad Richardas sako, kad jis ant 2 metų paėmė raketę pirmą kartą, skamba viskas gražiai, bet iš tikrųjų, kada tu turėtum pradėti tą procesą, treniruotis jau taip, kaip mes suprantam, ar ne? Turėminyje... Nuo kokio amžiaus maždaug, kada... Jo, kad aš svajoju, kad mano vaikas žaistų. Vėlgi, kiek žmonių, tiek nuomonių, turbūt paklaustumėt kitų specialistų, jie galbūt pasakytų šiek tiek ar kardinaliai kitaip, bet aš manau, kad raketę paimti ir kamuoliuką stumdyti ir gaudyti reikia labai anksti. Nes turi vystytis koordinacija, kamuolio skriejimas, suvokimas, sugebėjimas į jį reaguoti, skirtingi greičiai, skirtingi sukimaisi. Tai su vaikais aš turbūt sakyčiau, kad reikia anksti paimti. Tai aš šitoje vietoje turbūt pritarčiau Richardo nuomonį, kad 2-3 metų jau tą raketę reikia per žemę brūžyti, jau mėtyt, gaudyt. Rankos tasa. Visgi aš anksti proceso 5-6 kartus per savaitę nesiūlyčiau, nes vienas dalykas, kūnas dar auga, raumeninas formuojasi ir tenisas yra pakankamai vienpusiškas sportas pagal tai, kaip kūnas dirba. Tai aš turbūt šitą vietą paminėčiau gan žymaus trenerio, kuris dirbo su Andersonu Kuznecova, fizinio trenerio, Alistair McCaw, dabar turbūt daugiau rašantis psichologinės knygas, pasakymą, kad athlete before the player. Tai bet kokiu atveju mes turim pirmiausia paruošti atletą. Tai šitoje vietoje turbūt pradėti reikia anksti, bet nereikia, manau, forsuoti žaisti po 6-7 kartus. Aš sakyčiau, nuo 3 iki 6 reikia viską žaidimo formą, kad daugiau gal tėvelių užsimtų, mėtytų, pastumdytų tą kamuoliuką vieną su kitu pažaistų, galbūt kažkokią tai vieną grupę ar 2 per savaitę maks. Vėliau reikia, jeigu tikrai vaikas imlus ir nori, 3-4 kartai iki 10 metų ir tada, jeigu jau yra potencialas ir jeigu yra tas noras toliau eiti ir profesionalizuoti tą prieimą, tai tada jau reikėtų sėsti su treneriu, žiūrėti, kokie mūsų tikslai ir ką mes galim padaryti pagal turimus finansus, pagal turimas galimybės, ar ne? Tada jau galima... Nuo 10-11 jau galima konstruoti tam tikrą. Bet vėlgi reikia nepamiršti, kad kūnas ir vaikų gerovė psichologinė turi būti nepamiršta, nes dažnai šitą procesą modeliuoja tėvai su treneriais. Mes dar kartais pamirštam, ką tu vaikas nori, ką tu nori gyvenime veikti. O jie bijo pasakyti, kad aš gal norėčiau 2 kartus per savaitę eiti krepšinį žaisti ar futbolą žaisti. 10 metų mes iš karto atimam. Aš netiminėčiau taip anksti. Sinerio pavyzdys, ar ne? Taip, slidės. Kiek ilgai? Iki 14 berods, ar 12 ar 14. 12 tai tikrai jisai buvo nacionalinis ir netgi čempionas ir jam sakė, tu arba čia ir kaip jisai pasakė, aš supratau, kad tenisas man duoda daugiau galimybių feilinti ir vis dar būti čempionu. Ir tai kodėl jisai rinkosi. Bet tai buvo jo pasirinkimas, ar ne? Bet turim ir Agasio ir kitas istorijas, kai nebuvo pasirinkimo ir vis tiek tapo čempionai. Tai matyti vieno kelio nėra, bet aš daugiau fanas būčiau Sinerio kelio. Kaip tu manai, koks yra tas... Dar jeigu prie amžiaus trumpam sustot, man labai patiko terminas kažkada toks apie vaikus girdėtas Grand Slam material. Aha. Ta prasme, kada ima ryškėt, kad šitas, iš jo kažkas, tai jis kažką turi, sakykime, ar ne, kažkokį cinkelį ir iš jo gali būti. Aš manau, kad mes negalim to pasakyti. Mes net dabar negalim pasakyti, ar sakykime, Edas ar Vilius bus main draw. Mes labai to norim. Bet mes vis tiek jau, dabar šnekam apie Vilių kaip apie, grubiai tariant, susiformavusį tenisininką, jis jau yra ten kažkur tai yra dare, ar ne? Ir Vilius, yra man tas pats. Potencialą mes galime matyti anksti. Ar aš manau, kad mes vis tiek matom žaidėjus, kurie nenori yra, sakykime, Tennis Europe top 10, ar ne? Grand Slamų, nežinau, 16, 8, sėdi top 10, 20, tu potencialą matai, bet jie nėra patikrinti to spaudimo, kuris ateis Challenger lygio. Potencialą mes galime matyti turbūt pakankamai anksti. Mes turbūt galime matyti jau ir 12, ir 13, mes galime matyti potencialą. Bet ar jie bus Grand Slamas, negalim to atsakyti. Tai čia matyti niekas negali sakyti. Nes kiekvienas perėjimas iš, sakykime, Tennis Europe į ITF jaunius, iš ITF jaunių į Futuresus, iš Futuresų į Challenger, kaip mes šnekėjom, jis atneša kitokį iššūkį, kuriam tu negali pasiruošti. Tu gali tik tai su jį sumanagint, kai jisai ateina. Tai aš manyčiau, kad potencialą mes galim pamatyti anksti,
Bet ar jisai bus ten, turim tiesiog jam padėti ten keliauti. Sakykim taip, grubiai tariant, tai vat, šiandien labai daug vėl apie Vilių čia gaunasi, aš tą Vilių pirmą kartą turbūt pamačiau, kai jis buvo, nu, va tokio ūgio, kaip pusė šitos dėžės, ta prasme. Šiauliuose per Devisą prieš Kiprą berods, aš nežinau, kiek metų buvo, tikrai iki 10 ar panašiai. Ir jau tada vis sakė, va, yra Šiauliuose toks gaubukas, ta prasme, kur, nu, gražiai muša, ta prasme, va, tikrai, ta prasme. Ir jis visą laiką, žiūrėk, savo palaipsniui pakeliui žingsnis po žingsnio ir dabar jau mes kalbam, kad jam trūksta ten 50 taškų turbūt iki Grand Slamo kvalio zonos. Tai iš tikrųjų, nu, tai, ta prasme, tikrai niekas nesakė, kad jis ten bus, ta prasme, bet tai, kad jis kažką tai turi tokio, kas išskiria jį iš kitų bendramžių ir leidžia tikėtis, kad va, iš jo tikrai gali būti žaidėjas, nu, tai tikrai pakankamai. Aš manau, šitoje vietoje muša gražiai yra fainai, bet manau, kad čia yra charakterio savybės, kuris jį nustumė ten į priekį, ar ne? Mušt gražiai mes daug vaikų galim išmokyti, ar ne? Tai va šitas charakteris, va čia yra dar talent ID prie tų 4, kur mes šnekėjom, dalių, kur yra svarbi sistemoje, mes turim stebėti talent ID. Aš irgi va, vaikštų, žiūriu, yra tikrai vaikų, kurie jau dabar galėtum sakyti, va iš jų reikėtų daryti. Bet tada atsiremi į kitus aspektus, bėdas ar iššūkius, kurių galbūt sunkiau yra įgyvendinti. Tai jo, grįžtant, kad pamatyti tikrai gali anksti, bet ar jie ten bus, niekas nežino. Aš turbūt naudočiau dar, jeigu galima, minutę. Viską galima. Turėjau žaidėją, jis buvo airis, jis dabar išvažiavęs Amerikoje, studijuoja. Ir jisai žaidė Amerikoje, dar kai žaidė ITF jaunių, 3-2 kategorijos, jisai žaidė prieš tokį Britą Jack Pilkington Jones, kuris buvo tuo metu 7-6 Wimbledono berods pusfinalis buvo jaunių. Ir realiai mes turėtumėm šnekėti, kad tai yra potencialas profesionalai, ar ne? Taip. Ir jisai išvažiavo į Ameriką ir jisai dabar studijuoja NCAA ir net nėra NCAA top 5 žaidėjas, ar ne? Bet tuo metu mes turėjom sakyti, kad tai yra Grand Slamo materialas. Kitas pavyzdys Šunsuke Mitsu irgi panašių metų buvo 6 Wimbledono pusfinalis, 6 pasaulyje, lygiai taip pat sėkmingai išvažiavo į Ameriką, iš ten žaidė ATP, dabar yra apie 500. Dar vienas pavyzdys, kad ir neseniai Richardas žaidė su Waltonu, man atrodo, Adam Waltonu, prieš kurį iš 2 setų pralaimėjo, ar ne? Vyras prieš metus neturėjo reitingo. Irgi buvo geras jaunius, potencialus, bet išvažiavo į Ameriką. Taip. Kiek mes tokių pavyzdžių turim, kurie, sakom, potencialus nuėjo į turą ir nepraėjo. Irgi yra daug. Tai vėlgi grįžtų potencialas ir materialas. Ir ar bus. Čia yra 2 skirtingi dalykai. Tai potencialą mes galime matyti anksti. Bet ar jie ten bus, niekas nežino. Taip filosofiškai gal ir užbaigs. Gal reikia ir baigti šitoje vietoje ir palinkėti visiems, kurie turi potencialo jį išpildyti, nes mes norim už jūs sirgti ir vis tiek žiūrėti Grand Slamą ir matyti ten trispalvę yra baisus malonumas, baisiai didelis malonumas. Man atrodo, kad kitais metais turėsim kur kabintą trinspalvę 4 didžiuosius. Aš dar tiesą pasakius turiu svajonę ir girdėjau, kad tai yra vienas iš Viliaus šių metų planų, tai yra Next Generation Top 8 Turinė, šiuo metu jis yra kvalifikuojasi ten, yra 8 tarp savo bendramžių, tai šiaip būtų visai smagu tikrai nuvažiuoti metų pabaigoje į Turiną ir pasirgti už Vilių žaidžiantį su stipriausiais pasaulio bendramžiais. Jo, tikrai. Labai lauksim šito rezultato ir linkim Viliui sėkmės, kad tai siektų. Aisti, ačiū tau labai, buvo tikrai labai smagu tave čia turėti ir su tavim pašnekėti. Tikiuosi, kad tikrai ne paskutinis kartas. Ervinai, ačiū tau ir ačiū visiems, kurie mus įsijungs ir persuks. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Ačiū labai. Iki. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!